Aš esu balts ir kamufležinis. Į to turi misijai per 10 sekundžių manim surasti. 3, 2, 1. Aha! Viens pats 2 nakts iglų. Ar įmanom išgyventi? A nelaba. O šiandien esam Latvijos glūdumos. Turim gerą orą, turim labai daug sniego ir einame ieškoti iglų vietėlis. Nes tu jau bus ir šalta, tu ir bus ir baisu. Šiaip netap, radau vietėlį. Nu kų, 4 valandas. Sneikas tam. Benziną turim, pradedam statybas. Oi, čia ilga dar ir dar ilgiau. Man reikėtum kažkur 2 metrų 20 bensemų. Kažkas tokį bus. Jau daros kars. Ne tiek ir ilga čia ant status. Tik aišku, ilgoji dalis dar laiko met reikės įsikasti, o ten, žinau, bus reikalų. Bet dar reikės prasilginti jau šito postep šitą. Pasidarytų ne visišką kupolą, o tuik apsleik. Labas skystis dai. Oho. Labas skystis. Eik tu savo. Nu, gal он susispaus, aš tikiuosi. Trabalė užbaigt. Toks gan didelis kupols gavus ir atrodo visai nebloga. Ir dabar mes turime nam leist susisėsti kokias 2-3 valandas. Ir iki to, man atrodo, kad aš galėčiau dar bišnai pašvejoti. Rebandytą. Tvirta, lėt, tu savo, kaip šitą. Gali tik pasakyti, kad upėtakiam pasisekė. Kol mūsų trabalį buvant susitupyti, reikia eit prisirinkti medaus, nes čia dar bus dvigubai teik darbą, kol reikės anu iškasti to vidų. Pažiūrėk, kas čia! Wow! Šio kartą laužą uždeginėsiam biškį tep. Pasiėmiau žvakės, anu tep atsipjausiam ir ant išlieto degs laužį. Nes pagaliai išlapi ir ant jim reikia ilga, kol įsidegs. Visai nebloga, kuomet nereikia nelems. Tik menu šveit. Kol laužas įsidegs, jau galim po biškį pradėti darbuotis. Žiūram, pupsas neiks. Nu, ir sukeitys, baisi. Taigi užmiršau. Reik prisismaigstyti visur pagaliukų, kad žinočiau, kokį gylį daryti. Kokią storį darys sneigą. Prisirinkau senų dilgelių. Man atrodo, bus pats tas tam.
Atsinešiau upės vandenį. Reik daryti įsėsti jo energijai man baigas. Šiandien gaminsiu mano mėgstamiausius spagečius. Spageti carbonara. Carbonara niek daug nereik. Purs kiaušinių, geros mėsos, spagečių ir dar sūrios. Tik aš jau kartu ir nelabai gerą mės. Geriausias mės yra šaltą rūkimą. Kartuoti lašinę. Čia turėjom karštą, bet jaukų turėjom. Turėjom. Atsiprašau, spagečiai. Padažau reikės vieną trynę ir vieną cielą kiaušinį. Kiaušinį ir pipirą. Makaroną, kad nesukeptum, reik pastovi maišyti. Biškai paverti, pamaišo. Niekuomet nesulaps. Vis paslaps ir kiaušius, ir pipirus. Reik... Čia jau pipirų jau tikrai nemaža, bet ir paliksiu štai. Nu va, makaroną išvirėm. Biškai pašildom dar tus. Tokar, kol čia vis šilt ir dedam tus mėsą išmaišom. Tokart reik su veidu įvertinti, kokie ir temperatūrų spagečių. Kai veids pasakys, kad ir kažkur ties 60 laipsnių, tokart reik dėti jau, atrodo, jau laiks. Nes jeigu bus makarona per daug atšalę, bet ir bus per maža atšalę, galbūt bloga, turbūt per vidurį. Oh yeah. Greitai dedam sūrį. Čia aptarkot sūris būtum geriau, bet galvoju, kad aš anu tiek žinau nesudėsiu į carbonarą. Po to, jeigu norės valgyti, man tas šitą teikleika labai patinka. Reik labai greit valgyti, nes labai greit atviesti. Kuojas gerą pasistiprins, reikia eiti ir atgal prie darbų. Oi, darbo labai daug įdėta jau, bet jau eini pač pabaig. Lendam pažiūrėti, kur čia turim. Es rauduns, kaip baravyks. Nu, matą, kur turim. Žiūrėk, aš galiu pabandyti lyst vis. Ar aš telp čia, a ne, pažiūro. Opa! Nu telpa. Bet atepi reiks mėguti. Tuščiai. Nejaukinga. Bet neturėjom dar kol kas ventiliacijai sunkus. Labai reik ventiliacijais, nes jau iškart jautus, kad trūks. O mata šitą įmonti pagaliuką yra neirkas 40 cm, 30 gal 5, 40 cm. Ir aš ant savęs susidėjau ir žinau, kiek ir storom. Tai dabar tapos vis šitą jau irkapį pastatyti. Leik tik tą šitą. Tai dabar darbuoju šitą su peteln. Faina visa čia. Biškai toks klaustrofobijos kambarėlis. Tokiam namėliau ir būtin ventiliacijai, nes matė, kiek iškart drėgmės stovo pas vidau.
Tai dabar šitą supagą padarom tokį 2 pirštų skylę ir vožas turės perko pabėgti. Baigta. Užtrukti tik 7 valandas. Reiks susidėti daiktus, bandyti lysti vidų ir pasikviesti svečius. Netelp. O, tai sveiki atvykę į mano kambarį. Turėjom užsidegę žvakę, kad biškiai ištrauktum drėgmę ir pakeltum temperatūrą. Bet šiaip aš vis laik šiandien ir vakar jau galvoju, visuomet čia ir tikimybė, kad stogas gal įgriūti. Ir paskaičiavus, šitas stogas sveria apie 300 kg. Tai įlindus į miegmaišį, jeigu tas stogas užgriūtum, būtum labai negera. O kita tikimybė ir, kad pritrūks degonės. Pavyzdžiui, jeigu deginčiau to žvakę vis naktį, tai labai didelis šansas, kad neatsikėlis. Bet tai žvakės dabar nedeginsiam ir turėjom geras ventiliacijas ongas, tai turėtum būti irgi vis gera. Bet visuomet ir tikimybė, žinai, tai bus tuo įkveini įdomesnė naktų su realia tikimybė, kad gali neatsikėlti. Prieš mėgą tas majas bus pastas. Pupelis gal nelaba, bet dešrelis alnijant super. O dabar tai pasijot, kad trūkst veids. Ką reikia čia persidarys? Nu, laiminga. Išbus užsidar. Nu, susiruošiau viskų. Es pasiruošęs mėgau savo šito skilį. Šiaip visai nebloga atrodė jau ir šalt. Pasiimsiam peilį dar naktį, jeigu dėl visokų. Gerai, visą aš jau baisę nuvargau šiandien, ką priks po 2 miškų. Labanakt ir tikėkimės, kad nesugrius mūsų troba. Išmėgojo, buvo sudėtinga. Vien kargo keltis, eiti tūlik, buvo labai sudėtinga. Bet kits dalyks, man atrodo, kad ir lubas sumažėjusis trupnė. Ar galbūt? Šiaip palyginus visą gerą mėgojo, nebuvo šalta, tarpas buvo biškai šalta. Dar vien kar buvo stipriai išsigūnsėjau, nes buvo butelį pasidėžino apsivers, ką korka būti apač. Ir on kažkaip naktį nukrit galvojau, jo vis man stūg sulūž. Bet žiūri, tik ta butelis nukrit. Naktis išgyventa. Patogom nėra čia daug tikra. Pastoja lyms, sneigs per galvos. Buvo įkrit biškis, sneigi mėgmaišį. Bet gera, kad buvo naktį išlins, nes išlindau, žinau, žiūri, man ventiliacija skylė ir visiškai užsnakt. Tai pasitvarkiau to ventiliaciją, iš karto atsirado biškur. Da būt bairis, jeigu neišlyčiau aš iš tos skylės. Bet reik rengtis, bandyt lysti čia kapanutais. Tu šiek čia visko yra apsneig. Galvoj dabar nepalikau iš kokių daiktų čia. Juk niek neprasti. Tu, šiek kurmo kiaušinė. Sneiga, matai kaip prisneigia. Apie 10-15 cm.
Plans dar buvo šiandien gaudyti Vesdeinų pietaiks, bet kad opė užšalais, kad tu čia pagaudys. Tai manau, ties tom ir baigsis mano kelionė. Reikės pakautėjus varyt namai. Bet mes įvykdyt. Į Queensis yra tas iglus tiks mūsų ir pastatyts, ir išmeigotanam. Aš esu gyvs da. Gerai. Gerai, visi supakot, galim pabandyti, kiek atlaik mums tas iglus svorios. Kaip sakai, atlaikyts mane vein. Aš užstoju, sano. Opa! Nebloga. O! Pats smagiai daž. Yes! Kaip matau, iglų atlaik visai nebloga. Kaip mane komentarus parašyk, kiek breidžio atlaikytų. Arba ne, kiek rykių tas šitas toks atlaikytų. O aš dabar varau jaunumį ir mes susitiksim greičiausiai prie Dedelminus. Iki.